Kaip jūs gyvenat? Ar jūsų gyvenime dovanos yra gaunamos iš dangaus ar per sunkų darbą? Kaip jums atrodo, kas įtakoja tai? Ar kiekvienas jūs turit nusipelnyti, ar jūs turit gauti dėl to, vien dėl to, kad jūs esat? Kaip vyksta iš tikrųjų visa šita, šitoj žemėj, šitoj visatoj? Tai yra paprastos taisyklės. Jeigu žinai, tai viską gauni. Kai nežinai, tada turi sunkiai dirbti, kol sužinosi. Šitas visas taisyklės mes išmokstame mano mokykloje. Ta mokykla vadinasi kvantinės psichologijos. Apie ką tai? Tai yra būtent visatos, žemės, šitos matricos. Vieni matricą vadina, kiti kažkokios energetinė struktūra. Ar dar kažkaip, čia jau kaip kam patogiau. Bet esminis dalykas, tu turi žinot tas taisyklės, turi žinot, kaip jos veikia, turi žinot, apie ką jos. Kai tu žinai, tai tu renkiesi. Jeigu dabar pastebėjote daugelis kokioj būsenai, apie ką jūs. Ar suprantat, kad, pavyzdžiui, jūsų nėra, jūs neturit savo emocijų. Nesvarbu, kad jums atrodo, kad aš pykstu, aš džiaugiuosi, aš mėgaujuosi, ar dar kažkas. Jūs gyvena dažniausiai bendram lauke, emociniam bendram žemės lauke. Apie ką jos, toks ir jūs. Jūs iš ryto atsikėlėt ir jūs pavargęs, jums nėra nuotaikos, jums depresija, jums sunku. Ir apie ką tai? Apie tai, kad bendras laukas yra toks, emocijos bendro lauko žemės yra tokios. Jūs atsikėlėt ir jums baimės mintis. Jūs vėlgi galvojat, tai mano, aš tai galvoju. Aš jums pasakysiu ne. Jūs gaudot tik tai bendras mintis. Ir jeigu jūs nevaldot šito proceso, jūs ir nevaldot nieko savo gyvenime. Jūs traukiat tik tas bendras mintis, jos pagamina jums emociją kažkokią ir jūs turit tą, ką turit. Emocija pritraukia aplinkybės ir žmonės. Ir jeigu jums viskas patinka, tai yra puikus, reiškia teisingos bangose. Ant teisingos bangos, kai sako, kuri jums pateikia malonumus. O jeigu nežinote kaip ir galvojate, kad yra kitaip, tai aš jumis sveikinu. Galvokite ir toliau. Ir tikrai jūsų tai pasirinkimas ir jūsų tai leidimas. Jūs turite tam teisę. Dar vieną gyvenimą gyventi su viskuo, ką turite. Ir jeigu jūs pasakot, yra kaip yra, tai jūs atsisakot savęs, atsisakot savo gyvenimo, atsisakot. Jūs neparodot, kad jūs esat kažkas. Ir kol žmogus neparodo, kad aš esu kažkas, tol visata paprasčiausiai nežino, kad jūs esat kažkas. Nesvarbu, kad jinai suteikia Dievas, kaip norit, galit vadinti, bet jis nežino, kol jūs nepasakot, aš esu. Vien pasakymo aš esu, kaip supratot, neužtenka. Reikia žinot gilesnės, turėti žinias ir suprast, kaip veikia šita matrica, šita paradigma ir visa, kas aplink jūs. Tai va, jeigu jums įdomu, ateikit ketvirtadienį, 16 val. Į nemokamą webinarą.